Asociacijos Gyvybės slėnis vietos projektas. Gyvybės slėnis. Poilsiavietė ir namelis miške, tai ta idėja yra kilusi iš to, kad šiai dienai, kai yra labai daug greičio, labai daug streso, labai daug tos įtemptos rutinos, mes tikrai kartais pamirštam, kad vis dėlto gamta yra mūsų tikrieji namai. Ir kad reikia surasti laiko, reikia išvykti, reikia pabūti, reikia sau leisti ir kartais žmonės labai stipriai verždamiesi į miestus pamiršta apie šitą žinutę ir po to jie atvykę pas mus prisimena tai. Bet kuriam verslui pradėti yra reikalingos tikrai nemažos investicijos, kuo didesnė idėja, to didesnės investicijos yra reikalingos. Kuo originalesnė idėja, tuo daugiau reikia resursų, ne tik finansinių, bet ir protinių ir panašiai, dėl to, kad tenka labai daug visko išsiaiškinti, sužinoti, kas galima, negalima, kaip daryti, bet taip, finansavimas yra labai svarbu ir galima tai daryti savom lėšom, savom jėgom ir galima tai daryti labai labai ilgai, bet galima, kaip aš sakau, atsidurti vietoje ir laiku ir padaryti tai su pagalba, su finansinė pagalba ir padaryti tai žymiai greičiau, tiesiog operatyviau, per daug trumpesnį laiką. Visa pradžia buvo labai labai įdomi, nes mes gavome tiesiog žinutę su nuoroda, kad toks projektas yra iš Rietavo verslo centro. Pasižiūrėjom, kad kaip ir beveik viskas atitinka ir galbūt čia apie mus. Ir buvo, juokingas niuansas buvo tas, kad iki paraiškos pateikimo paskutinės dienos buvo likę 4 paros. Tada mes 2 paras galvojom, kad tikrai nespėsim ir čia net neverta vargti. Kai liko 2 paras, supratom, kad reikia rašyti. Ir tada parašėm, dieną naktį sėdėjom, rašėm 3, 4 gal, visa šeima susėdom ir tikrai rašėm ir skambinomės, konsultavomės, labai daug pokalbių turėjome tikrai ir apie Telšių vietos veiklos grupę ir kolektyvą ir būtent mūsų konsultantė, administratorė, galiu pasakyti tik tai gražiausius žodžius, nes tikrai buvo didžiulis palaikymas, didžiulė parama, didžiulis noras padėti, išaiškinti, paaiškinti, nes tikrai, kai tai darai pirmą kartą, tai yra gilus miškas iš tikrųjų ir pagalbos sulaukėme labai daug. Tai jeigu to nebūtų buvę, mes turbūt nebūtumėm nei per tas 2 paras parašę, nei po to įgyvendinę, nes tiesiog reikalingas nuolatinis tas laikymas už rankos, vedimas, tikėjimas mumis irgi, kaip pats nelabai dar tiki, gal ar čia tikrai viskas bus gerai, ar čia tikrai taip daryti ar kitaip, to labai reikėjo. Jeigu žmogus truputėlį gal pritingi arba tiesiog yra lengvai nuleidžiantis rankas, tada neverta net veltis. Tai yra sudėtingas dalykas, tai nėra paprasta. Ir tie pinigai nesimėto pakampėmis, galbūt taip kažkam atrodo, bet tai yra projektas. Tai tikrai ne kiekvienam ir tikrai reikia turėti tų savybių, kad iki galo visą tai padaryti. Tai yra tiesiog magiška vieta, kad tai yra tikrai unikali idėja, kad atvažiuoti ir pabūti visiškai vienam miške, gamtoje, be jokių pašalinių, be jokių žmonių, be jokių savininkų šalia ar dar kažko, tai visiškai miške, gamtoje ir taip turėti savo vietelę saugę, tai yra tikrai kažkas tai tokio. Ir ta patirtis, jinai tikrai yra nepamirštama ir žmonės tikrai dažnai mini, kad išvažiavom pailsėję, išvažiavom pasikeitę, atvykome ir išvykome šiek tiek geresniais žmonėmis. Tai toks dažnai būna tas atsiliepimas ir patys stengiamės daryti taip, kaip norėtumėm, kad mums darytų, kaip norėtumėm mes gauti tą paslaugą ir aišku turint omeny tai, kad tai yra bekontaktė paslauga.